Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Šiandien yra antradienis man, skaitos jums trečiadienis, kiek suprantu, bent jau kai nikeliu, jau 185 epizodas tikrai yra neįtikėtina, aš blem net pats nesusivokiu, kaip tiek daug epizodų aš sugebėjau padaryti per tokį laiko tarpą ir visus epizodus gal svarbiausia. Nuo pat pradžios iki dabar ir mes tikrai dar nestojame ir tai tikrai jau pilna bus, bet tas dalykas yra, kad blem net neatrodo taip kažkaip, kai atsėdė editinti kažkas tokio, dar vieną dieną editinė kažkaip paprastai ir nėra to dalyko, kad jau 185 kartą editinį, kažkaip to nejauti dalyko, tai yra labai gerai, kai nejauti, nes reiškia, tau tai patinka ir tu darai tai, kas tau patinka. O kai patinka, ką darai, lengvai sekasi ir viskas labai būna ramu, gera, smagu, tai viskas, eina gražiai. Žiūrėkite, nuostabią dieną. Aivarui šiandien 7-8 pamokas, tai žiūrėsime, kiek bus iš tikrųjų, nes dabar man du langai, bet nueisiu į pirmą pamoką kūno kultūrą, antrą pamoką tai grafindainą gal tikriausiai pavyks. Jei netingėjusi pagunsės. Nes aišku, man nėra antros pamokos, tiesiog taip galiu nueiti kitą pamoką, kad ketvirtadienį, kai nebūnu, kad atsidėta pamoką, kaip sakant, bet čia nebūtinas dalykas. O taip, draugai, dabar nekalbam apie mokslus ar kažkas tokio, pakalbėsime grįžę iš mokyklos, nes tiek to čia bus tas šuolis visas. Ir jau svarbiausia turėti nuostabią dieną, pasiekti tą tikslų gyvenime ir padaryti taip, kad ši diena privestų jūs prie jūsų tikslų dar arčiau. Tikėkime, jūs tai pasieksite ir tai padarysite, kad būtų laiminga diena, užskaityta diena. O, draugai, po 4:20 Aivaras tik dabar namie pilnai grįžo. Dar visiškai nieko nepadaręs, ta prasme, ką mes šiandien nuveikėme. Pasidėjom pamokas 7, darėme atspaudimus, vakar kalbėjome, dabar taip viskas labai greitai viskas kalbėsim, todėl gaudykitės greitai. Darėme atspaudimus, vakar kalbėjome, kad darysim per kūno kultūrą, tai 70 padariau, normaliai. Sakė, armijai 70 tipo, kad reikia daryti, tai va, 70 padariau ant karto, easy peasy, kaip sakant. Tada eidamas namo, sakau, reikia užsukti paštą, patikrinti, kodėl neteina man paštą šito, prekės. Buf, tai, žiūrė, kur yra prekių. 1, 2. Nežinau, kas čia tokias ir iš kurės ar kažkas tokio, bet to įsiaiškins išpakavęs. Yra viena klaida, kodėl tai buvo, kad nieks netėjo, tai kad suknistas numerys. Mano turi būti 8, o ten parašyta 5 vietoj vienas skaičiaus visio. Nežinau kodėl, nes taip, kai aktyvavau tą numerį, tai man paskambino, parašė, ta prasme, žinote, kad jūsų numeris priimtas. Tai nežinau, kur klaida įsivėlė kažkas tokio, todėl man tos prekės neteina, nes sakė, praneša visą laiką telefoną netgi, todėl tai reikės ištaisyti, bet viskas yra gerai. Taip, tada po banko staigiai nuvariau pas mamą, persirengiau, rūbus susidėjau ir nuvarėme paveikti 4 scenų filmavimo. Greit susimu, draugai, savo nufilmavom, apgalvojame ir pavasarį, kaip sakant, nauji metai, nauji klipą, kažkas tokio, kad čia bus ne tik kad mes, bet kitai metai laukia stiprus ir pamatysite, draugai, kai mes kitais metais šoksime. O šoksime, ta prasme, kartelę savo kelsime. Tai bus tikrai rimta ir bus kažkas išskirtinių. Nu, bet tai, kad išskirtinė, taip, pasaulio YouTube'e ta dalykai yra labai daug, netgi gal, bet Lietuvoje to beveik nėra. Gal vienas kitas. Ir žmonės pabiškai ir tai pradeda galvoti ir netgi gal daryti, todėl mums reikia paskabėti ir greitai šaudyti savo idėjas, viską daryti, kad tik tai atmeškai apie tai kalbėsime vėliau. O dabar patį filmą tai reikia šiandien įsoditinti. Dar aišku reikės pamokas padaryti, reikia dabar gal netgi ir malkų prinešti, kaip spėjau pečių užkurti, nes tik ką tik grįžau. Tai man dabar, o dar biškai dėti reikia šildyti, tai pliusas yra, gal greičiau užkurti pečius. Tai todėl reikia, draugai, dabar judėti, viskas taigi daryti. Taip, čia mūsų rutina ar kažkas tokio, mes kartojame dažnai, bet draugai. Tokie jau mūsų darbai, kad mes tiesiog skubame, kaip sakant, kad gyventi ir tai yra netgi gal blogai, bet nieko nepadarysi. Reikia visur suspėti, reikia viską padaryti, kad paskui ramiai savo ilsėtumėme, džiaugtumės gyvenimu.
nes iš tikrųjų ten pečiai viskas taigi. Aišku, tada biškį palsėjame, čiučiu taip pabiškiuką, kaip sakant, valandą kokią, gal mažiau biškiuką. Ir tada pabėmė jo pamokas, viskas normaliai, dabar yra po 7 biškį, viskas padaryta. Na, aišku, nesudėtintas dar vlogas, nesudėtintas dar filmas, bet tai bus padaryta šiandien jau, viskas ramu, aišku, epizodą jau žiūrite, tai sinkeltas kiekvieną dieną keliam, nebūna išimčių, visą laiką jie būna sudėtinti normaliai. Gavau, kai matėte, siuntas powerbanką ir savo kažkutiečių ten laidą, jam ten į mašiną reikia, tai va atėjo, labai gerai. Tokie dalykai, kad ateina iš tikrųjų, gavau, kad kiti dalykai ateis, bet šitai irgi gerai, kad greit atėjo ypač tas. Powerbankas tai jau senai turėjo ateit gal prieš kokį mėnesį ir pasirodo jis laiką gulėjo pati, kiek supratau. Tai nevarkė iš tikrųjų, bet nu, gerai bent jau, kad gavome, gerai, kad gavome. O taip pusbrolis rodė, ką nupirko man galėdam. Aš čia parašysiu, ką nupirko, čia va tekstą tik padėsiu. Noriu sakyti, bet kaip matėte, draugai, nupirka neblogą dalyką, ne? Ne tai, kad neblogą, bet tokį, nu, žiaurus jie yra, žiaurus, taip pusbrolis, bet maladės, iš tikrųjų, dėl to, ne? Ir patinka, kad jie prikolina juoda ir žiauriai. A juodas humoras man žiauriai patinka. Plan taip, gar, video kokį susuksim, kai gausim tą dovaną, ne? Jau turiu idėją tokią, iš tikrųjų, nežinau, čia ar išeidžiantis pagalvosite kažkas tokio, nežinau, jei tai bus, tai tada atsiprašau iš anksto, bet abejoju, tai bus, bet idėja gal bus nebloga visai, toks trumpas filmukas su tuo dalyku, nu, tą dovaną, tai gal kažkas ir pavyks, gal ir ne, aš nežinau, bus matyti. O taip, dar yra kitų planų, iš tikrųjų, ant kalėdų vieną video išleisti, tokį, nežinau, gal ir gražų iš tikrųjų, pagal gestus, kaip sakant, gal ir paisisai, tikėkime, kad būtų visai nieko, kad pavyktų jį padaryti. O taip, žiūrint kitus dalykus, dabar reiks tiškai pasportuoti. Bandysime daryti kitokius biškį prie supratimus, nes vis tiek tas pat per tą patį tai lievai. Bet mes vieną dieną darome vieną, kitą dieną darome kitą. Ir taip tada keičiame, ta prasme, tai būna tada vieną, taip ir varom. Tai šiandien bandysime tokius, pavyzdžiui, pratimus labiau gal tik kad kojos pagrinde bus laiką taip, kad nuslaiką taip bus pakeltas, niekada bus nenuleistos. Ir su štai mes dalim nesikelsim nieko. Ta prasme, bus tokie pratimai, kaip pavyzdžiui, lipimas, laiptas tipo. Tiesiog toks laikymas dar aišku bus, tada bus paprasti šitie kilojimai, tada tokie bus, kad dabar bus paprastas laikymas, tai 30 sekundžių ir ant pačio galo. Tai ką, žinau, visai neblogas, iš tikrųjų bus arkiautas ir jau laukia rimtai, net dabar biškai apšėjimą padariau. Dabar porą sekundžių palsėsime ir tada šausime visą normalų šitą. Čia tai pagal save, iš tikrųjų, kiek galite pasirinkti, kiek norite, bet pagrindas yra gale, kad gal reikia laikytis iki pat šitas 30 sekundžių dar pačią galą damušti, o taip visko maks iki 12 gal. Tos lengvesnius iki 12, tos sunkesnius pratimus biškai mažiau. Tai pagal save galite pasirinkti, jei norite labai, tai galite parašyti maždaug kaip reikia daryti. O taip, draugai, dėl to filmo, tai įmesiu čia pradžią filmo. Būtent čia į vietą visą nemesiu, nes tiek neįdomu tada bus, kai įmesiu visą filmą. Tai įmesiu pirmas kokias 30 sekundžių, vietoj biškai gal prakirptas ar kažkas tokio, bet galite pažiūrėti. If you could tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life. Ei, Aiva, gal gali numaryti pažiūrėti, kiek liko pinigų mano sąskaitą? Nu, pliau. Negi sunku draugui padėti, bet lieks toj. Būtinai. Tai va, toks tas filmas, kaip sakant, toks yra, nežinau ar geras, ar jums patiko ar ne, bet čia aišku tikrai ne filmas dar pilnai, čia kaip sakant, vos ne traileris, sneak peekas. Tas filmas bus greit išleistas, šią savaitę tikrai bus išleistas, viskas normaliai, viskas bus labai gerai. Dabar einu aš pasportuoti, o tada reiks gal pavalgyti. Nusiprausęs, pavalgęs, viskas ramu. Dabar, kai mes atidinti iš tikrųjų viską jau šitą dalyką, aišku, jums atidinta tai ramu, bet man dabar yra 9 valandos, atidinsiu kažkur viską iki 11 valandos, nes aišku šitą epizodą tai čia gėt sudidinsiu, bet dar filmą reikia pabaigti viską normaliai padaryti, tai
laukia normaliai darbą, kolegams laukia normaliai darbą. Aišku, viskas yra gerai. Kaip sakant, pailsėję, viskas normaliai, taip kažkaip atsipildavęs per daug gal netgi kartais, bet viskas gerai. Bliam padariau presą, tai buvo taip kirto, nesveikai jau. Tos 30 sekundžių paskutinės buvo taip. Bliam jau taip jau laikau jau. Galvoju, eik savo, jau kaip bus blogai, bet taip, aš į dieną kaip padariau, buvo tada, rojus. Bet taip kalbant apie kitus dalykus, tai bliam, Lietuvoje iš tikrųjų yra daug talentingų žmonių ir žiauriai protingų ir mąstančių. O tai yra nuostabu, kai žmonės tengiasi ir bliam. Iš tikrųjų yra konkurencija, o tai yra gerai, nes galima galvoti, ką daryti geriau, kad tapti žymiai geresnį negu kiti. Bet taip visi konkuruoja ir žiauriai gerus kelia video, tada bent jau bando. Nes taip reikia, tada žymiai įdomiau žiūrėti žmonėms, tenai visiems ir panašiai. Tokie dalykai mus motyvuoja, jums tiesiog suteikia malonumą, bent jau aš taip galvoju. Aišku, mano video kai kurie tikrai dar nėra tokie, net būna vlogų tokių ir kai kurių tokių perfect tikrai dar nėra buvę, bet diena artėja į pabaigą, epizodas artėja į pabaigą, kaip ir kiekvieną mielą dieną. Nežinau, šis epizodas, draugai, irgi toks buvo. Visgi grįžom namo tik 4 valandą, atsikeli 5 ryte, praeidė dieną, pusę 8 išvažiuoja į mokyklą, grįžti ne 4, 3, ten daug laiko, greit temsta, tas liepas atostogas bus vėl aišku laisvesnė laiko, vėl visokių video galėsim sugauti ar kažkas tokio bus žymiai geriau. Bet kai tol reikia kažkaip ištverti, reikia kažkaip sugalvoti kokias idėjas ir panašiai, rytoj 6 pamokas, tai visgi anksčiau grįšim, gal kažkas geriau bus. Aišku, priklauso koks ir oras bus, jeigu jau išūdinas oras, tai irgi nieko labai nenuveiksi, bet bus matyti. Nueikite, pažiūrėkite kitus epizodus, norite mano, pavyzdžiui, motyvacinis, tenai yra tokių kalbų visai neblogų, tikrai kai kuriuose epizoduose tikrai siūlyčiau ir norite. Tai prisijungėte, tai ačiū, kad prisijungėte prie mano epizodo, ačiū, kad prenumeruojate ir panašiai. Nes, kaip sakant, mes kylam ir mes pakilsime, draugai, kartu. Kad žiūrėkite, susitiksime rytoj ir šiandien kokią žinutę, nepasiduokite, kad ir kas bebūtų. Nepamirškite to dalyko, kad galite kartais ir pasvajoti, pagalvoti, pabūti, pasidžiaugti tomis savo mintimis. Pasibūti savo svajonėse, bet aišku, neprilgai. Siekite savo svajonių. Mąstykite, kaip jas pasiekti. Kartais paklausykite kitų patarimų, bet visų patarimų neimkite. Apgalvokite, su kokiais žmonėmis norite būti, su kokiais nenorite būti. Su kokiais reiktų būti, su kokiais nereiktų būti. Nesistengkit būti tokie patys kaip visa visuomenė. Nebijokit būti išskirtiniai, jei jūs jaučiate, kad jūs esate tokie. Tikrai nebijokite, nes jei susitapatinsit, nieko gyvenime nepasieksite. Tikėkite savimi, tikėkite, kurie tikrai manote, kad kažką pasieks. Ir patarkite jiem, pamotyvuokite ir jūs. Ir jūs žinoma patys save motyvuokite. Stenkite siekti savo svajonių. Ir sutiksime rytoj, draugai, su kitu epizodu, su kitais nuotykiais ir žinoma. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.